Sveiki atvykę į naują video. Šiandien pakalbėsime apie YouTuberių mokyklą. Jeigu tau patinka man turinys, tai būtinai paspauk tą like ir prenumeruoti mygtuką. Aš 2023 metų spalio mėnesį pradėjau dalyvauti YouTuberių mokykloje. Mokindavausi iš YouTube kanalo YouTuberių mokyklą ir kas savaitę jungdavausi į Zoom grupės. Zoom grupėje buvo maždaug 10 YouTuberių, tuo tarpu ir aš, ir vienas mokytojas. Kokie mokytojai tave mokė ir ką iš jų išmokai? Pirmoji buvo Vilma, geriau žinoma kaip iš YouTube kanalo Roko nuotykiai. Ji mokė, kaip tapti populiariu, kokius pavadinimus dėti ant video ir kaip galima papildyti savo video. Antrasis buvo Edvinas. Jis yra profesionalus montuotojas ir filmuotojas. Be abejo, jis to mus ir mokė. Šiek tiek daugiau informacijos. Jis yra filmavęs net Markui Tankievičiui tikrai ne vieną video. Ir gal net sumontavęs. Ir trečioji buvo Patricija. Ji yra tiktokerė. TikTok'e kelia situacijų video ir mus mokė, kaip tapti populiariais TikTok'e. Ir iškart noriu pasakyti, kad aš dėl TikTok'o gavau savo kanale kokį 100 prenumeratorių. Dabar duosiu video pavyzdžių, kur man padėjo YouTuberių mokykla. Mano pirmasis video. Jame aš pradėjau YouTuberio karjerą, bet nesmė. Jame įvyko challenge'as. Mes pačioj pirmoj pamokoj spalio mėnesį ir mus per tą pamoką mokė Vilma. Ir mum iškart pasakė, kad reikia daryti per pirmą video challenge. Bent jau tai būtų geriausia. Ir aš tai tiesiog įvykčiau. Po kurio laiko aš padariau video apie savo paskutinę atostogų dieną. Viskas labai paprasta. Mums tiesiog buvo užduotis padaryti video, kur jo pavadinime būtų žodis atostogos. Ir dar padariau 4 video apie populiarias atostogas. Ir pagal mane dauguma jų buvo su daug peržiūrų. Bet kaip ir minėjau prieš tai, aš gavau kažkur 100 prenumeratorių tik iš TikTok'o. Ir jeigu tu nori kelti kažkokius ilgus video, kaip aš, tai tu privalai save reklamuoti TikTok'e. Dar noriu pasakyti, kad YouTuberių mokykla vyksta ir šiais metais, bet aš tenai nebedalyvausiu. Ir tiek norėjau pasakyti, būtinai paspausk like ir prenumeruoti mygtukus ir susitiksime kitame video.